Sveiki visi. Esu Ana Germanovič, man 63 metai. Norėčiau pasidalinti su jumis atnaujintos versijos Svetl Help seanso 369D poveikiu. Neteisingai būtų neužsiminti apie anksčiau veikusį seansą 369 greitoji pagalba, kurio dėka mano gyvenime įvyko tikras stebuklas. Ilgus metus kartojosi toks labai nemalonus reiškinys, kada aplink akiratį atsirasdavo mirgėjimas iš geometrinių figūrėlių, spalvotų figūrėlių. Dominuojanti spalva buvo juoda ir tokia sidabriškai blizganti. Ir tas mirgėjimas, jis palaipsniui nuo krašto plėtėsi link vidurio ir per 3-4 minutės uždengdavo visą akiratį. Ir kažkurį tai laiką aš negalėjau matyti. Matėsi tik tas mirgėjimas prieš akis. Blogiausia būdavo tai, kada tai užklupdavo viešoje vietoje, kažkur tai gatvėje, parduotuvėje. Ir reikėdavo tam pasiruošti atitinkamai. Reikėdavo kažkur tai atsisėsti, įsitverti, atsiremti, kad išlaukti keletą minučių neregėjimo. Ir štai vieną kartą būnant namuose, prasidėjus eiliniam užtemimui, kaip aš jį vadinau, kada akiratis jau maždaug iki pusės buvo užsidaręs, atėjo toks kaip postumis, kaip pasufleravimas, kad seansas, įsijung seansą. Ir pusiau nereginti greitai įsijungiau seansą ir įvyko tai, ko aš iš tikrųjų nesitikėjau. Tas mirgėjimas buvo sustabdytas. Jis stovėjo vietoje kažkurį laiką ir tada pradėjo trauktis atgal. Man atsirado viltis, kad vis tik šitą reiškinį galima įveikti. Sekančio karto aš laukiau su nekantravimu, nes man buvo labai įdomu, kas bus toliau. Tas reiškinys pasikartodavo, nebuvo tokio griežto pasikartojimo laiko. Galėjo po 3 savaičių pasikartoti, galėjo po mėnesio, galėjo po pusantro. Jis buvo visiškai nevaldomas, nekontroliuojamas ir aplankydavo tada, kai jis pats to norėjo. Ir tai vėl nutiko namuose. Reakcija buvo momentinė, įsijungiau seansą mirgėjimui prasidėjus, mirgėjimas buvo sustabdytas ir viskas atsidarė vos tik bepradėjus užsiverti. Po 3 kartų, po 3 seansų, šitas reiškinys daugiau nebepasikartojo niekada. Ir štai jau daugiau kaip 2 metai aš gyvenu ramiai, be nerimo. Kodėl be nerimo? Todėl, kad dažnai pagalvodavau, o kaip bus, jeigu vieną kartą užsivers ir nebeatsivers. Dabar viskas seanso pagalba nugalėta. Vėl galiu gerai matyti ir viskas tvarkoje. Ką mūsų gydytojai, ką mūsų medicina? Kiek iš jų kalbų, iš jų elgesio supratau, kad šitas reiškinys jiems nėra žinomas. Ir priežasčių jie ieškojo fizinėme kūne, mano akyse. Ten nieko nerado, viskas gerai, viskas tvarkoj. Nors aš supratau, kad tas reiškinys jisai vyksta kažkur tai ten toliau giliau smegenyse. Kadangi aš vienodai mačiau tą mirgėjimą ir užmerktom ir atmerktom akim. Reiškia, tai ne akyse vyksta. Bet viskas praeitis, seanso pagalba, nugalėtas štai toks nemalonus dalykas. Dabar apie atnaujintą versiją Svetl Help seansas 369D.
ryšium su vykstančiomis planetoje transformacijomis jos palietė ir mano kūną. Tai prasidėjo rudenį, praėjusių metų rudenį. Prasidėjo didelis skausmai apatinėje nugaros dalyje, dubens kauluose, sąnariuose, kojose, kojų kauluose, kojų raumenyse. Skaudėjo taip, kad aš labai sunkiai vaikščiojau. Ir ne tik vaikščiojau, bet sunku buvo atsisėsti, sunku buvo atsikelti, sunku buvo eiti ir reikėjo įsitverti. Ir taip praėjo žiema. Žiema praėjo gulint. Atlikdavau būtiniausius darbelius ir gulėdavau, nes taip neskaudėdavau. Bet po žiemos visada ateina pavasaris ir kada gyveni sodyboje su 38 arais žemės, tai reikia kažką galvoti. Ir pirma mintis man buvo, kad viskas, aš jau dirbti nebegaliu, reikia viską parduoti, nors puikiai supratau, kad tai yra laikinas reiškinys, kad tie skausmai yra laikini, kad jie praeis, kad taip turi būti. Ir nusprendžiau sumažinti viską iki minimumo ir pasilikti ir laukti. Bus taip, kaip bus. Ir kaip tik tuo metu į pagalbą atėjo atnaujinta seanso versija. Klausiausi seanso 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Pirmos perklausos metu pajaučiau, lyg tai drebėtų. Aš nežinau, tai buvo iš tikrųjų, ar tai buvo tik tai pojūtis, kad drebėjo apatinė lūpa dešiniam kampe. Tada pajaučiau tokį veriantį skausmą per galvą, lyg tai kažkas tai su pieštuku ar su vamzdeliu bestų. Nebuvo tai stiprus skausmas, bet toks pojūtis. Pajaučiau srautus kojose, nugaros dalyje, stubure. Pajaučiau tokį lengvumą, gerumą, atrodo, kad įsupta tokiam lengvumo rūke. Pagalvojau, kad čia man suveikė galingai. Ir pradėjus klausyti seanso, iškart kažko tai ypatingo aš nepastebėjau. Bet palaipsniui pradėjo trauktis skausmai, pradėjo judesiai plastiškesni darytis, pradėjo didėti ištvermė, pradėjo ilgėti darbo laikas. Ir taip, po truputį aš grįžau į normalų gyvenimą. Dabar dirbu pilna apimtimi. Įveikti pėsčiomis 5-6 kilometrus nesudaro jokių sunkumų. Važinėju dviračiu, džiaugiuosi gyvenimu. Norėčiau padėkoti šių unikalių analogų visame pasaulyje neturinčių technologijų kūrėjui Fiodorui Dmitrijevičiui Škrudnevui. Ir visiems tiems žmonėms, kurie dirba kartu su juo, dirba pasiaukojančiai, negailėdami savo laiko ir jėgų, dirba visos planetos žmonių labui. Gal reikėtų dar paminėti seanso poveikio spektrą. Poveikio spektras yra labai platus. Padeda ir nuo galvos skausmų, padeda ir prie širdies ritmo sutrikimo, ir prie padidėjusio kraujospūdžio, prie įvairių skausmų, prie nuramina stresinėse situacijose ir padeda spręsti nemigos problemas. Ir tai yra asmeniška, nemokama pagalba kiekvienam. Reikia atsisiųsti, naudotis ir sveikatintis. Ir taip pačiai tai yra būdas sustabdyti, atitolinti
senatvė. Sveikatos visiems, naudokitės, būkite sveiki.